Nežinau ar sakyt vietą, bet vieta įspūdinga. Tiesiai į upę, tiesiai į Gargždų visų švenčių susitikimų vietą ir realiai su jau įrengtu namu. Žolytė pakeliui, apie 11 arų, dar neribotas kiekis žemės iki pat upės. Čia galima darytis terasą ar svečių namelį, bet realiai pats pagrindinis namas jau padarytas. Jūs pažiūrėkite. Tyla, gamta, gera vieta, netoli stadionas, visi kiti reikalai. Apie 150 kvadratų, dar dokumentų nežiūrėjau, bet viskas padaryta, viskas. Atskirai svetainė, atskirai virtuvė su valgomuoju, kuris turi balkoną, terasą. Visi kondicionieriai, dujinis grindinis šildymas yra rūsys, švarus, daug vietos pasidėjimams. Visi tinkleliai nuo vabzdžių, aišku vaizdas. Tai per daug aukštus ir rūsys, tai antram aukšte yra dar pagrindinis miegamas, sanmazgas, pagalbinė patalpa, kitas miegamas. Na ir vaizdas.